pradėsim darbuotis. Tai šiandien bandysim nugenėti šilauoges. Kovo mėnesis. Gal tai galėjom daryti anksčiau, bet mes darysim dabar. Darysiu tai pirmą kartą. Žiūrėjau, skaičiau, mokinausi, nes tikrai nemoku to daryti. Ir tų genėjimo variantų yra ne vienas, ne du. Ir kaip rašo, du seni stiebai, du jaunesni, du dar jaunesni, du dar jaunesni. Nu taip tikrai nebus ten iš pasakų knygos prirašyta, realiai jų taip neatskirsi, kuris kurių metų. Tiesiog bandysim sumedėjusių senesnių palikti kokius 4, gal 5 ir kelis jaunesnius. O pačius jauniausius, mažiausius, išdygusius, tai nugenėsim visai, palauksim vasarą, kai pradės naujus auglius augti, kurie išaugs žymiai didesni. Kažkokį namuką gal nedidelį paprastą, gal ir pirtelę prie prūdo. Prūdas pilnas vandens. Jeigu ne tas šlaitas, tai ant Smidrų lauko būtų išsiliejęs. Nu, įdomu kaip amūrai šiemet. Amūrai ir plačiakakčiai. Kažkokių lavonų iškilusių nugrįžusių nemačiau. Nu, tikiuosi ir šiemet peržiemoja. Esu girdėjęs, kai yra nendrių prūde, pas mus yra tam krašte, kad ir ilgai užšalęs būna prūdelis, vis tiek gauna oro ir žuvis neišdūsta. Nu, kiek teisybė, tai nežinau, nu, bet tikimės geriausiai. Pat aš niekad nenaudojau jokio brubuliatoriaus jokiais metais. Pasirodo, praeitais metais, kai galvojau, kad prieš tai išnykiai, tai ne, tai vis dėlto pasirodė. Šios mačiau, šiltom dienom paviršiui buvo sukilę pasišildyt, bet jeigu tik ateina arčiau prūdo, pamato kažkokį judesį, iš karto slepiasi. Tai vat yra ir nuo seniau neišnykusių. Tai va taip atrodom po žiemos. Taigi pažiūrim, kaip atrodo negenėtas krūmas. Nežinau, ar gerai jų matosi. Bet, pavyzdžiui, šitas krūmas turi labai šakų. Daug. Tikrai jau per daug. Praeitais metais reikėjo nugenėti. Bet vėlgi, jas pasižiūrėjus, nu, nežinau, čia labai amžiaus skirtumas tarp jų. Kelis gali pamatyti, kur jaunas, kur senas, nu, vidutinė dalis. Bet pamečiui, tai čia be šansų. O taip atrodo kitas krūmas. Nu, jisai daug retesnis. Matosi daug mažesnių šakų, gal daugiau kelios centrinės. Tai čia paprasčiau gal suprasti. Ir matot, jau, nu, pumpurai jau prasidėjo. Jau augalas energiją naudoja tom šakom, kurias aš iškarpysiu. Tai nėra gerai. Tai reiškia, kad turėjo būti padaryta tai senai.
Nežinau, pakirp. Šitas mažus ir gulinčius, tai tikrai nukirpu. Dabar norėčiau praretinti. Yra tokie, kur nėra centrinės šakos, o anksčiau buvo kirpta dėl ligos nukirpta ir tokia išsidalinus, tai aš ją irgi nukirpu. Yra, kiek čia derančių. 1, 2, 3, 4. Ne, 1, 2. Tokį šoną. Tarkim, gerai, nežinau. Šoną atsikišusią nukirpu. Taip pat šakas gename dėl to, kad uogos gautų daugiau šviesos. Ir pasak žinovų, nuo to jos būna saldesnės. Nu, aš šito kol kas nežinau. Tik tiek, kiek perskaitau. Kai aš toks profesionalus genėtojas, tai eina savo, ne taip jau ir greit gaunasi. Tai nugenėti šitos 900 kumelių bus reikalų. Nu tai pranešiu, kaip sekėsi. Na, 2 eilės padarytos, vienai realiai 1:40, 2 eilės padariau. Bet po pirmos eilės jau antrą esi daug greičiau. Jau yra akis atmušta ir ranka jau, žodžia, gal ne taip ir baisu čia viskas bus. Eina savo į karštą, ko balandžio pradžia. 6 valandas vakaro kepina. 3 valandos, 3 eilės. 4 eilės, atsiprašau. 3 valandos, 4 eilės. Nu, o dar eilių liko 20 turbūt. Turbūt 20. Gerai. Po vasaros reikia padirbėti. Tai šiandien baigiu, jau vakaras, 7 valandos. Šiandien trumpa diena. Iki.
still, people back home would be worried and yada yada. At home, and we want to be in contact with family, and A lot going on at home. that's what it's Like a wave just broke, I just bailed out of the dunny and it wasn't a good scene, but such is life on a boat. Hey, can I share with you guys just the first tier mushroom? Don't hold us back. Hey, I'm second tier now, and I have pusė lauko jau sutvarkyta. Jau šiokį tokį įsivaizdavimą turiu, nu ne taip kaip genėt reiktų, bet kokį aš tą krūmą norėčiau matyti. Ir gal truputį aš jums papasakosiu, nežinau, ar aš teisingai įsivaizduoju. Bet daugelį krūmų gal labai stipriai man ir dar nereikia genėti, pirmą kartą geniu. Bet realiai nieko neskaičiuoju šakų, maždaug žiūriu krūmą ir įsivaizduoju, ko aš iš jo norėčiau. Tai kaip pavyzdys, pasižiūrėjus krūmą, tiesiog yra tam tikrų vietų, kur labai daug naujų ūglių. Realiai, jeigu paskaičiuosi 1, 2, 3, 4, tai aš tiesiog jos praretinu. Stengiuosi ūglius palikti kuo plačiau, kad jie nesicentruotų į centrą, kad būtų daugiau vietos, daugiau saulės centrui. Pavyzdžiui, yra tokios šakos, nežinau kaip čia matosi, tos pusės, saulė netaip šviečia. Bet yra pirmosios šakos, kurios augo, jos labai linksta žemyn ir uogos tiesiog guldo jos, tas šakas guldo ant žemės. Tai šitoje vietoje irgi jas stengiuosi nukarpyti, kai kurios visai gulė guldytos. Tai aš jų tikrai sakau, nuo jų skint sunku. Žolės užaugo, uogos žolėse gulė. Tarkim, šakos galas. Bet krūmai dar yra jauni palyginus ir jeigu paskaičiuosi, tų derančių šakų, kurios yra, nu, vat matot, sumedėjusios, jų yra nedaug šitam, pavyzdžiui, krūme.
Taip atrodo nauja šaka, kuri yra kelių metų, gal 3 metų amžiaus. Ir jinai greičiausiai nelabai daug uogų duos, keletą tik tai. Dar net nesumedėjus. Ir jeigu aš jas visas net gulinčias nukirpčiau, aš greičiausiai metus arba 2 neturėčiau iš vis derliaus. Tai aš, kad ir jos labai guli, aš vis tiek jas palieku, kad turėti kažkiek tai iš krūmo uogų. Ir man dar labai nepatinka šakos, kurios buvo su liga, buvo nukirpta ir jinai tiesiog skleidžiasi šaka į daug šakyčių, bet nėra vienos centrinės tvirtos šakos. Tai jeigu reikia retinti, tai aš taip pat nuo jų pradedu. Jeigu pasižiūrėtume, tai eina viena centrinė šaka. Čia vat irgi yra jau medėja, yra vyresnė šaka ir jinai buvo dėl ligų nukirpta. Taip pat va čia vat yra labai viena iš pirmųjų šakų ir jinai buvo kirpta. Ir jinai įsiskleidusi visas puses. Man nepatinka tokia, nes labai užgožia centrą krūmo ir ta šviesa, kai lapų daug, jinai tiesiog nepakliūna. Bet dėl nušalimų, dėl genėjimų, pas mus daug yra va tokių šakų, va kaip matom. Jinai vėlgi yra galas. Vėl nudžiūvęs, greičiausiai gal nušalęs buvo. Ir vėl jinai skleidžiasi visas pusės. Neturėdama centrinės šakos. Ir kai tokią šaką sudėra daug uogų, ta šaka pradeda svirti visas pusės. Tai va ir čia tas pats gulinti ant žemės. Na, 3 daigai čia. Čia tiesiog retinam, tolimesnį paliekam, kuris yra tokesnis. Čia irgi ant tankiai, šitą irgi retinam. Yra sumedėjusi sena šaka, bet jinai yra smulki ir jinai greičiausiai neduos daug uogų ir nulinks ant žemės. Tai mes ją pašalinam, paliekam vietos augti naujam ūgliui, kuris bus atokiau nuo centro ir duos daugiau derliaus. Sakykim taip. Va, principas toks. Senos šakos, kurių nenori visai iškirpti. Ties atsišakojimo vieta. Aš ją nukirpu. Ir palieku jai į viršų augti, bet į žemę neleidžiu augti. Nes ten tarp žolių po to nei uogų nerandi, nei jų normaliai gali nuskinti. Nežinau, ar gerai darau, ar teisingai darau, bet mano įsivaizdavimas toks. Pas mane situacija yra tokia. Turbūt kiekvienas susiformuoja krūmą skirtingai. Priklausomai nuo to, kada, kaip ir dėl ko geni. Pas mane taip. Eina sau. Antra diena atsiklaupus 4 po žiemos. Žiauriai sudėtinga. Kelius skauda, raumenis skauda. Sunku įsivažiuoti po žiemos į darbus. Nu kažkaip, reikia damušt, nebedaug liko. Nes jeigu dar 3 dieną eiti, tai nežinau, tikrai nebepaeisiu.
Žodžiu, judam. Turim žiauriai šiltą pavasarį šiemet. Balandžio pradžia, temperatūra rekordinė. Augalai pumpurus krauna, tuoj lapai bus išskleisti. Bet realiai tai ateis tie šalčiai. Per anksti šilumai, per anksti vasarai. Ir augalai susikrovė visus žiedus, per šalčius nušals. Tai manau, kažkaip dar niekad per tiek metų nepašalau žiedų šilauogių. Nors pas mus čia visada vėsiau. Turbūt dėl vėjų. Nes vienoj pusė miškai, kitoj pusė miškai ir šitoj vietoj toks kaip tunelis gaunasi, tai pastovi vėjuota. Turbūt vėjas gairina. Bet šiemet manau, kad klius. Negali būti kitaip. Vasara neprasideda balandžio pradžiai. Tai va, lauksim šalmų. Labai tikiuosi, kad iki to laiko nepradės šilauogės žiedų krauti. Aišku, čia tuoj komentarus lauksim, kad galima įsirengti sistemas nuo užšalimo, supraskit, mano ūkis nėra toksai didelis, kad aš galėčiau investuoti kasmet į šilauogės, į laistymo sistemas, laistymus nuo užšalimo. Tokie dalykai mažose ūkiuose nepasidaro per dieną. Tam reikia laiko, o tie, kas investuoja daug pinigų ir viską padaro iš karto, tai čia yra kita situacija, kitos galimybės. Kiti žmonės daro. Mes darom čia viską patys. Nugenėtas šakas tai tiesiog į vagą metu. Bandžiau iš pradžio dėti tokį kubiliuką ten su rankenom, bet jų ganėtinai daug. Tai tiesiog į vagą dedu, matosi guli, šienauju su mulčeriu, tai pas mane ant traktorio ne peiliai, o plaktukai sukasi ir kapoja ir smulkina. Tai aš su jais, manau, tikrai sukaposiu gabaliukus čia per kelis kartus, čia nieko neliks. O dėl deginimų tai jau prisideginau. Vieną kartą aš kurinau irgi šakas ar kažką tai kurinau, tai kad ir pavasaris, kad šiandien atvatavo sausa žolė tarpose. Nu tai kaip degtukas. Pradėjo nuo laužo keliauti. Nu tai taip įdomiai. O dar kartą tai smidrus. Ant juodžemio lauko rudenį nupjautus smidrus. Sudėjau kovas ir padegiau. Nu, juodžemis neužsidegs. Tai sukūrenau. Bet kitą dieną atvažiuoju. Žiūriu, kur buvo krūva rūksta. Nesuprantu, prieinu ranką, uždedu ant šitų anglių. Nu, nebe anglis jau, pelenai belikę. Pelenų šilta. Ir pradėjau atkasinėti. Žiūriu, kad trūksta. Grundas pradėjo degti. Tai visgi ten priedarpis ir jisai užsidegė ir pradėjo smilkt. Ir pradėjo leistis ugnis gilyn ir plysti šonus po truputį. Tai gerai ten per naktį, nežinau, ten kvadratinis metras. Tai kaip tik buvau atvažiavęs su traktorium. Tai greit su kaušu iškasiau, išverčiau duobę,
tokia kubinį metrą iškasiau su kaušu, išpyliau. Šalia tai jisai pradėjęs, visas smilgų buvo. Tai jeigu kitą dieną būčiau neatvažiavęs, tai čia per žinias rodytų, kaip durpynas dega. Ūkio skinu. Tai va. Tai, nežinau, jeigu nebūtina deginti, tai stengiasi ir nedeginti. Nu, jeigu nesigaus, tai tada rankas ir, nežinau, šašlikinį kokią kurencijų arba laužavietę pasidarysiu. Nu ką tu, prazrutelį, murziau. Kur čia įlindai? Į prūdą ir į durpės? Nori miego? Gulk pamiegok. Vis tiek pas šeimininką reikia, ne? Įsistatyti, nors lūžtam iš miego.